Sveiki visi, tęsiu toliau savo paskaitinėjimus Violetos Petraitinės knygos 7 sąmonės augimo ciklai. Skyrius suvokimo kryptis. Žmogaus suvokimas leidžia matyti tik 3D formatu. Tai reiškia, kad imami nedaugiau kaip 3 komponentai – laikas, erdvė ir taškas. Esmė ta, kad tas taškas gali būti suvokiamas ne tik konkrečiame laike ir erdvėje, bet ir visai kitose matmenyse. Tas pats taškas egzistuoja ir amžinybėje. Jūs ir vėl mėginsite tai suvokti, imdami tuos pačius 3 komponentus – amžinybėje, bendraja erdve ir tašką. Ir vėl viską lyginsite iš tų pačių pozicijų, nors mėginsite apriepti daugiau. Kai mėginate analizuoti kokį nors tašką, pavyzdžiui sielą, imate tą tašką kaip pagrindą ir aplink jį dėliojate informaciją. Jūs išryškinate tą tašką ir to taško erdvėje esančią jums žinomą informaciją. Vadinasi, paimate tai, ką žinote, ir prilipdote prie to taško kaip realybėje. O tai, ką žinote, nepriskiriate tam taškui ir tai iškraipiote tikrąją realybę. Štai paprastesnis pavyzdys – jūsų kaimynas, nes apie kaimynus daug ką žinote. Kaimynas tai taškas. Jūsų žinios apie kaimyną – jūsų sukurta realybė. Bet jūs galite nežinoti, kad kaimynas mėgsta, kas jam svarbu, kokios jo vertybės. Jūs imate tašką kaimyną ir apipinate jį savo susikurtų įvaizdžių. Tas įvaizdis tik iš dalies gali atitikti kaimyną. Tai nėra tikra realybė, nes jūs nežinote visumos. Dažniausiai tai jums netrukdo turėti savo nuomonę apie kaimyną. Kai imate tam tikrą tašką ir jį analizuojate iš erdvės ir laiko, paimate tik tai, kas jums suprantama, aišku ir tinkama tam taškui. Ir tada pagal save sukuriate to taško realybę. Jums tai bus visiška tiesa. Mokslininkai analizuodami tam tikrą objektą atlieka bandymus, padaro išvadas ir tiki, kad sukūrė netinkamą tiesą apie tą objektą. Jie rėmėsi tik tuo, ką žinojo, ką pavyko suvokti ir įrodyti. Jie nepaėmė jiems nežinomų komponentų, bet jeigu nežino, dar nereiškia, kad jų nėra. Noriu pasakyti, kad analizuodami tam tikrą tašką, kad ir koks mūsų būtų objektas ar subjektas, jį imame kaip pagrindą, o aplinkui jį sudėliojate informaciją, kurią žinote ar atrandate. Jūs sukurite įvaizdį, bet tas įvaizdis atspindi tik jūsų suvokimo jėgą, o ne pačią realybę. Norint analizuoti konkretų tašką, nereikia jo imti kaip pagrindo. Turite paimti mažiausiai 3 skirtingus taškus, suvokti jų egzistencijos paskirtis ir išsiaiškinti, kaip tie taškai gali veikti jūs dominantį tašką. Neimate to taško kaip pagrindo ir nedėliojate aplink jį savo informacijos, o tiesiog stebite, kaip kiti objektai ar subjektai jį veikia. Jums atsivers matymas, kaip jūs dominantis taškas. Visai ne taškas, o begalinė struktūra. Vis kitokia skirtingose energetiniuose lygmenyse. Pats taškas praranda griežtą materijos formą. Jeigu jūsų pasirinktas taškas yra kėdė, čia neišvedžios daug teorijų, nes jūsų pasirinkta materija tai konkretus gaminys laike ir erdvėje. Bet jeigu analizuosite žmogų arba kokį nors reiškinį, pavyzdžiui, subatomųjų dalelyčių judėjimą, negalite naudoti 3D suvokimu, nes tai tinka tik fiziniai materijai apibūdinti. Jei taikote tuos pačius tyrinėjimo metodus, kaip tyrinėjame fizinę materiją, susidarote itin subjektyvią nuomonę, nes atsižvelgiate į tuos kintamuosius, apie kuriuos nežinote. Nežinomus kintamuosius galite atrasti analizuojami kitus objektus ir subjektus ir jų įtaką jūs dominančius taškus. Tai kaip su gerumo sąveika, apie kurią kalbėjau. Jeigu manote, kad esate geri,
nes daug ką darote gerai. Tai dar nereiškia, kad esate geri. Nes norint būti geram, reikia daug ko nedaryti. Reikia nepaimti tam tikrą analizuojamą tašką ir pritempti prie jo tam tikras tiesas, o analizuoti viską, kas susijęs su tuo tašku, kad galėtumėte įvertinti santykį tarp to taško ir kitų taškų. Kalbu apie tai, nes ši knyga užrašyta kitaip nei kitos. Kitaip pateiksime jums žinomas tiesas. Turiu išjudinti jūsų dabartinį suvokimą apie aplinką, kad galėčiau pateikti kitokį realybės vaizdą. Sakysite, kam to reikia, juk ir taip gyventi gera, tegu tuo užsiema mokslininkai, o ne paprasti mirtingieji. Esmė ta, kad ne vien mokslininkai kuria gyvenimą, o kiekvienas žmogus. Kiekvienas žmogus turi suvokti, kokia yra jo gyvenimo realybė ir kiek daug nežinomų kintamųjų yra toje realybėje. Iki kitų susitikimų.